Hare Krishna sesė. Aribal, sesė. Kaip gyveni? Puikiai. Tai man susitinkam sekmadienį ryte. Aha. Nuotaika. Rugsėjo 1, toks ruduo pas mus. Rugsėjo 1. Kaip tik pasiekėm, kad labai vienas įdomus podcastas dingo, nes buvom pamiršusios paspausti rekord. Taip, čia kartą kaip filmavome. Nieko šitas bus dar įdomesnis. Ja, tikrai. Tai ką šiandien laukia įdomus lauškas, ne? Tai galim iš karto ir pradėti mes. Aha, pradėkim tada. Gerai. Namam Višnupadai, Krishna Prashtai Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swami Tinamine, Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini, Nirvishesha Shunyavadi Pashyatade Shatarini. Haribal sesė. Tai šiandien naujovė įvesi, nežinau, kad tu padarysi, kad galėtų ir kiti skaityti, ne kartu su mumis. Taip truputį bus įdomiau. Taip, tai aš pasidalinsiu ekranu ir kartu paskaitysim dar vieną Šilos Prabhupados laišką. Jis yra iš 67 metų. Ar gerai matosi? Labai gerai. Taip, tai paskaitysim laišką skirtą Rajaramą. Datuota 67 metai, kovo 16 diena, San Franciskas. Ir Šila Prabhupada rašo. My dear Rayarama, please accept my blessings. I'm pleased to learn that you are conducting classes very nicely and Krishna is supplying you intelligence to answer some critical questions by the audience. It is very good news. The more one can meet opposite elements successfully, the more one is supposed to be advanced in Krishna consciousness. To a sincere heart, Krishna gives all intelligence to combat such dialogues. Be sincere servant of Krishna, and Krishna gives you everything. By the grace of Krishna, you are now engaged in some good work. Do it sincerely and help the organization to your best. Now, coming to the question of Gita Upanishad, I am sorry that the book is not yet ready for printing. Although I have finished the book, I want to get it immediately printed, either there in USA or in India, but the editing is not yet finished. Howard wants to do it, but he has no time to finish it or to type it. You are also engaged in various ways, and I do not know how to make it ready. Both you and Howard want to edit it, but nobody takes charge to finish the job quickly, say within a month. The matter is already there, simply it awaits the finishing touch. I want to print also the teachings of Lord Chaitanya. We must publish our books as much as possible because that will create our position. Back to Godhead should be the life and soul for the society. Please let me know your program. Have you taken back the first chapter of Gita Upanishad from the publisher whom you delivered? I have asked you several times about this, but I have received no reply from you. Please take it back. Taip. Labai įdomi tema, labai įdomus laiškas. Šila Prabhupada akcentuoja, kokia yra svarbi koks yra svarbus knygų spausdinimas. Na, ir jo mokytojai labai svarbu. Kaip tu manai, kodėl Šilai Prabhupadai buvo toks svarbus knygų spausdinimas? Nežinau, bet vienas iš tokių esminių dalykų yra, kad knygos toks yra šviečiamasis organas. Ir jeigu organizacija turi savo knygų, turi savo leidinių, tai kalba apie kažkokį rimtą poziciją. Ir čia ir Prabhupada šitam laiške irgi užsimena, kad jeigu mes turėsim tų knygų atspausdintų, jeigu mes turėsim daug knygų, jeigu mes leisim knygas, tai mes kaip ir būsim lygtais rimtai pozicionuojami tam kažkuria prasme. Tai aišku, čia ne bet kokios knygos, čia, žinot, galim prirašyti knygų apie gėlių, vėją ir upės, bet esmė yra, kad čia šventraščius Prabhupada komentavo, rašė. Ir iš tikrųjų, Iskonas turi, kokių nuostabių knygų. Ne tik filosofiškai gilių, bet labai praktiškų po šiai dienai. Taip, ir aš kažkada, kai dar buvau studentė, nuėjau į orientalistikos biblioteką Vilniaus universitete ir ten buvo daugybė Šilos Prabhupados knygų. Tai iš tikrųjų yra labai vertinama ir akademinės bendruomenės iš tikrųjų. Taip, ir mes turim dabar naują Bhagavad Gitos leidimą. Palauk, aš čia nepasiėmiau. Turiu šitą. Ne, kaip naują leidimą, bet tam tikrą prasme naują leidimą. Jis labai yra kontroversiškai priimtas, dėl to, kad vertimas yra padarytas, toksai literatūrinė kalba.
Ir mes kaip tik su Kalindi Prija dabar skaitam kiekvieną dieną, taip iš eilės, jau iki 7 skyrio, jo, 7.10 vakar skaitėm. Ir skaitėm ir nežinau, mums neužliuo, mums labai patiko ta akademinė daug kas, gal aš pritarčiau nuomonį, gal verta turėti abu variantus knygų, tiek seno leidimo, tiek naujo. Senas toks kažkuo paprastesnis, o naujas toks kažkuo iškilesnis, bet gerai skaitosi, tikrai. Ir aš manau, kad gerai, kad mes turim šitą vertimą dabar irgi, dėl to, kad intelektualiem žmonėm reikia tokios kalbos, kaip čia yra parašyta. Ir be abejo, aišku, galima tiesiog skaityti anglų kalbą originaliai, bet vis tiek kiekviena valstybė, visi nori turėti tą tikrai gerą Bhagavad-gitos leidimą. Ir kiek šią vasarą teko kalbėti su pačiais vertėjais, tai tiesiog sakė, kad kai labai senais laikais buvo versta Bhagavad-gita, jie neturėjo tokių gerų žodynų, dar nebuvo tas internetas taip išplėtotas, dar šiek tiek trūko ne tiek vertimo žinių, bet apskritai tokio bendro, kad tokio researcho, kad tiesiog, ar tų geresnių žodynų ir pasitarti su platesne bendruomenė, apie tam tikrus niuansus verčiant ir panašiai. Tai labai sveikintina, kad iš tikrųjų dabar turim tą tokį patobulintą vertimą, bet aišku, jie tikriausiai, jeigu taip lyginant, ten tos štuokos išverstos, ten taip ir tas pats. Taip, ten visokių kelianti diskusijų, nes kitiems nepriimtinas tas vertimas, nes yra vis tiek šitokių tam tikrų skirtumų yra tame vertime. Mes su Šatakola Prabu kažkada nagrinėjom ketvirtadienio vakarais, kai susirenkam ir kai turim tą tokį pokalbį, diskusijų, tokį susitikimų ratą. Tai rodė jisai mums konkrečiai paėmęs 2 Bhagavad-gitas tam tikrus skirtumus išsireiškimuose, kur galbūt šiek tiek kažkas pakinta. Bet iš esmės ne, knyga tai ta pati, idėja ta pati. Bet puikiai proga yra panagrinėti Bhagavad-gitą. Tai atsiverskit, palyginkit, studijuokit, paimkite originalą, paimkite iš kitų neįskono grupių, lyginkit, studijuokit, darykit kažkokius straipsnius, analizės, puiku, iš tikrųjų tik tai baktyti gilės nuo to. Tai aišku, ir visus pasiūlymus siūskite į Lietuvos BBT, tai yra vedužinias.lt, gmail.com ir ten Dinešvara Prabu prezidentas irgi turės ką veikti ir įsikvėps, kad kažkas skaito, gilinasi, domisi ir kažkam rūpi ta tema. Klausyk, įdomu, kad dabar ta tema pakliuvo, mes su tavim BBT palapinėje Vaišnavo festivalėje, kaip tik savanoriavom, tarnavom. Ir įspūdingas mums šitas festivalis buvo, dėka, man atrodo, to, kad mes buvom toj BBT palapiniai, ne? Labai. Ir pirmą kartą per tikriausiai šis festivalio istoriją Lietuvos BBT turėjo savo atskirą palapinę, kurioje buvo konkrečiai platinamos knygos, kaip sakant, tiesiai iš sandėlio, tai reiškia didesniais kiekiais, tai buvo tokia kaip didmena ir pirko šventyklos didesniais kiekiais iš mūsų palapinės, atėjo žmonės, kurie aukoja, sako, štai imkit pinigų, aš noriu ten dėžę Brahmačario rašomų knygų padovanot, kad jie išplatintų. Kiekvieną dieną buvo akcija, vis rinkom knygas, kad padovanoti skirtingiam platintojam, kuriems visą laiką trūksta ir reikia tų knygų. Ką dar prisimeni iš to laiko? Man bendrai tiesiog, jeigu man kas nors būtų šį pasiūlęs platinti knygas, sakykime, tokia tarnystė, į knygą, platinti, aš niekada nebūčiau sutikusi, dėl to, kad man teko keletą kartų gatvėje platinti knygas, tai tikrai yra ne mano tarnystė, bet čia kažkaip viešpats taip apgavo, nes lyg tai įsitraukė į BBT veiklą, o dabar gavosi, kad BBT truputėlį ir to knygų lyg ir platinimo tai pradėjo užsiimti. Tai vienu žodžiu, dar nesam pasitvirtinę, bet tokia yra idėja sklando ore ir aš manau 99%, kad mes knygų mūgį dalyvausim. Wow. Tai čia per rugsėjo mėnesį išsispręs viskas, tai taip, pasakau garsiai, kad realizuotųsi, nes aš labai norėčiau iš tikrųjų su BBT knygom pakliūti į knygų mūgę. Turint omeny, kad jau yra Šrimad Bhagavatam išleista lietuviškai visos knygos, yra iš viso 19 knygų. Jeigu taip imant vieną po kitos ir daugybę kitų, tai būtų iš tikrųjų labai įdomu daugam tikriausiai visą Šrimad Bhagavatam netgi tą setą įsigyti knygų mūgiai. Kas tikrai domisi. Ir bendrai, ta prasme, tai filosofiškai yra labai, kad ir ką sakytų apie Hare Krishna judėjimą,
tą įdirbį ir tą pokytį, kurį įnešė Šrila Prabhupada, jis yra nenuneigiamas. Tu gali ten sakyti, ką nori ten apie dabartinius ten baktus arba apie dabartinius ten kažkokius narius įskonų, bet tai, ką padarė Šrila Prabhupada, tai nežinau, tai tolygų didiesiam šventiesiam, kuriuos mes žinom, kurie nužengė yra į žemę prieš šimtus ir tūkstančius metų. Ir tai yra ir tai ta literatūra jo paliesta ir tie jo komentarai, sakoma, 10 000 metų gyvuos. Tai jie yra labai tiesiog filosofiškai, man atrodo, žmonėms, nebūtinai, kurie gilinasi gali patį Krišnos mokslą, bet kuriems yra įdomios filosofijos ir visokios teologinės idėjos, tai vien pakliūti dėl to, kad kiti galėtų įsigyti tas knygas, tai jau yra vertinga. Ir kiek žmonių pamatys, galbūt pirmą kartą pavartys, galbūt susipažins, bus galima kažką papasakoti. Ir taip Šrila Prabhupada iš tikrųjų į kultūrą, ypatingai Amerikos, labai įdėjo didelį indėlį ir tai yra išfiksuota. Pavyzdžiui, yra vienas populiariausių sukurtų serialų Mad Men apie 70-uosius metus New Yorką, apie tai, kaip tuo metu ten kilo Amerikos ekonomika, visa kita. Visas atvaizduojamas grynai tas laikmetis. Yra skirta netgi 3 ar 4, berods 4 epizodai, yra minima Hare Krishna judėjimas ir būtent kas yra minima tų materialistų, to Hollywoodo, kaip jie matė Hare Krishna, kad jie padėdavo jaunimui atsakyti narkotikų. Tai ir aš kažkaip pasidžiaugiau, kad buvo būtent tai paminėta. Tai tikrai tas indėlis labai didelis. Grįžtant prie knygų platinimo, rodysiu šiek tiek tokios statistikos. Tuoj vėl. Yra toks puslapis labai įdomus Euros ant Kirtan. Okay. Ir čia kiekvieną mėnesį galima pažiūrėti įvairias statistikas. Dabar statistiką parodysiu 24 metų Liepos. Yra čia statistika pagal šventiklas knygų platinimo, tai mes matom pirmoji vietoje yra Radha Krishna Temple Soho. Tu mums gali pašerint skryną? Aš nešerinu? Ne. Aha, toj sekundėlę. Tiesiog būtų įdomu pamatyti. Ok, dabar matau. Tai va. Yra pirmoji vieta, Radha Krishna Temple Soho. Paskui vėl. Soho, matai, kaip jie centre įsikūrė ir pirmoji vieta, įsivaizduok, pagal knygų platinimą, šiaip sunku net patikėti, nes tokia mažytė šventyklą. 66 Šrimad Bhagavatam setai išplatinti per Liepos mėnesį. Įsivaizduokit. Gerai. Antra yra Wales šventykla. Wales, tai Škotija. Taip, irgi labai aktyvi, matom irgi. Antroje vietoje ir čia kalba apie Europą kalba eina, aš jos, kaip suprantu, apie Europą. Ir trečioje vietoje yra Simcha. Kaip? Vokietija, nematau. Taip, čia yra, kur yra ta Narisimchos dievybė labai patinka. Simchal, nežinau, kaip ištarti kažkaip. Tai vat irgi, trečioje vietoje Europoje, 4 Paryžius, ant kitam tam Italija. Bet galim pasižiūrėti dabar pagal valstybės, vat kaip statistiškai tas atrodo pagal kiekius. Irgi labai įdomu. Wow, bet tai kiek United Kingdom visus lenkia? Stipriai, labai stipriai. Turim po maždaug 5000 knygų Prancūzija, Vokietija, Italija. Paskui eina Čekija, nors maža šalis gana aktyviai. O, įdomu, kad Čekija aktyviai. Slovenija, Ukraina, Niderlandai vis mažiau, paskui mažiau negu 1000 per mėnesį išplatina. Ispanija, Belgija, Serbija, Estija, Latvija, Švedija, Austrija, Šveicarija, Portugalija, Airija, na ir va Lietuva. Yra čia Lietuva 364 knygos per Liepos mėnesį. Bet aš galvoju, gaila, kad mūsų neįdėjo, mes taigi išplatinam, žiūrėk, knygų, 622 knygas Liepos mėnesį. Vien festivalyje. Bet čia galbūt dėl to neįdėjo, kad mes kaip ir platinam tokią didmeną tiems, kurie paskui dar platins, tai žinai, kad nesusidubliuotų tą statistiką. Nu jo, gali būti. Tai va, tai pasirodo, kad Latvijai mus lenkia šitoj statistikai. Ir kitos šalis eina vis žemiau. Bet jo, turim tokias favoritas, tai irgi labai įdomu pasižiūrėti, čia paskui galima pasižiūrėti pagal miestus kiekvienos šalies ir panašiai, tai tokios labai daug įdomios yra statistikos, galim pagal knygų tipą pasižiūrėti,
mažos knygutės, maha, medium ir tos big. Ir daug pat kitų čia tokių įdomybių yra ir pagal Tokių valstybę. lentelių. Jo, tai čia tikrai kažkas įdeda daug darbo, turimas pagal valstybę ir knygų skaičiai. Na ir yra dar keletas istorijų. Tai tai labai iš tikrųjų tokia įdomi statistika. Na jo, labai įdomu. Tu neužsikrėtei, būdama BBT palapiniai, knygų platinimo tokiu entuziazmu? Neužsimaniai paplatinti knygų? Šiek tiek užsikrečiau. Ir dėl to atsimenu, rašym kažkokius, galvom, reikia sugalvoti 108 būdus platinti knygas. Tai atsimenu, rašiau, kokie čia tie būdai, tai paskui grįžus iš Vasaros Vaistamų festivalio, stoty palikau 3 knygas, ten, kur yra tokia knygų mainų pačioj stoty lentynų. Taip, tai nežinau, kas gal pasiėmė, nepasiėmė, bet kadangi knygos naujos, tai aš manau, taip kažkaip žmonės palankiau žiūri, kai mato, nauja knyga padėta. Tai palikau 2 Šrilos Prabhupados biografijas ir šį iš Upanishadų. Tai tokiu, gal neįprastų būdų, tas knygutes išplatinau, bet turiu tokį norą galbūt pamėginti per kitus metus išplatinti 108 knygas. Tai būtų toks įdomus iššūkis. Nu jo, teisingai, čia įdomu. Aš tai irgi užsikrečiu truputėlį, žinok, galvoju gal gruodį dalyvauti maratone knygų platinimo. Aišku, aš nieko daug gal neišplatinsiu, bet nesvarbu, tiesiog dėl šiaip pačiai, kad įsikvėpti ir tiesiog save gal kažkaip, žinai, tokį iššūkį įsikel, kiek čia, žinai, pavyktų. Tai tiesiog, taip įdomiai būtų. Aišku, knygas reikia ne tik platinti, bet ir skaityti, ar ne? Nu jo, čia turbūt visa yra esmė, žinai, kad ne tik kolekcionuoti, bet dar ir paskaityti yra verta. Aišku, gerai ir kolekcionuoti, sako, labai palanku turėti visą šmatpaką tam setą namuose, bet visai gerai ir tikrai reikia, ir Šrila Prabhupada labai dažnai akcentavo, kad būtinai reikia ir skaityti, ir studijuoti. Na jo, tai faktas, žinai, ta prasme, aišku, ta pati knyga, jinai apvalo, žiūrėk, pas mūsų močiutę nebuvo ta knyga, neatsimenu ten. Kokia? Pažinimo mokslas. Tai buvo ir matai, anūkai tapo iš velnių šeimoje, iš 3 vaikų, 3 bachtai, tai vis dėlto gerai kažką knygą savo pamokslavo, matyt. Ir šiaip mūsų pusėserė, žiūrėk, su vyru, jie ten budizmą truputėlį nepraktikuoja, kita pusėserė iš mamos pusės labai krikščioniai yra. Ir aplamai mūsų, tie kartos pusėseris pusbrolis, pusbroliai nėra nei ten rūko, nei ten vartojantis alkoholį. Kažkokie tokie kitokie yra. Nesakau, kad čia knygos padarė, tai žinai, bet kažkas yra kažkoksai, toks įdomus faktas. Bet faktas tas, kad vis tiek ta knyga pas mus močiutė savęs pažinimo mokslas, visą laiką buvo, mes ją visą laiką vartėm, aš visą laiką žiūrėdavau į tą mėlyną berniuką ir klausdavau, tikrai visą laiką atsimenu močiutės, kodėl jisai mėlynas, močiutė sakydavo, dėl to, kad taip nupieštas. Močiutė nežinojo. Geras atsakymas, kodėl Krišna mėlynas, todėl, kad jis tiesiog mėlynas, jis nori toks būti, jis gali būti raudonas, žalias, geltonas, bet jisai toks nori būti mėlyna. Tai fainiai, labai, prisiminus tikrai tą visą knygų mūsų tą vasarą, tai aš dar galiu pasidalinti tokių, irgi pakolekcionuoju knygų, aš nesu labai didelė skaitytoja. Aš stengiuosi, aišku, skaityti, bet čia aš taip į save kritiškai žiūriu, galėčiau geriau, bet man labai patinka kolekcionuoti knygas ir turiu truputėlį tokių senų atradimų. Tai čia yra knygutė Išsivadavimo beieškant, Džono Lenono ir Bhaktivedanta Swami pokalbiai. Lietuviška, visiškai senų printų padaryta knyga, tokių matosi, nežinau, vos ne kaip rankinė mašinėlė. Atspausdinta, čia metai 90-ieji. 90 metų knygutę spausdinta, ir tokia yra. Ir tokią suradau senų knygų kažkur ten pardavinėti. Tai čia labai kolekcinė. Labai kolekcinė, jo. Ir dar vieną tokį, kur radau tarp senų knygų, tai yra Tobulesnis skonis. Šita knygutė yra, sakykime, Hare Krishna, kur yra Hare Krishna maistas, žinai, šitą knygą. Taip. Tai čia yra, toks, sakyčiau, turbūt pirminis jos variantas. Jinai yra, taip čia parašyta, kad 83 metų yra angliškas leidimas, o šitos knygos, net ir neparašyta iš tikrųjų, kada Lietuvoje, bet parašyta 83 metai, žinok.
Tai nežinau, tai gal ir Lietuvoje 83 spausdino, negaliu atsakyti iš tikrųjų. Parašyta, kad taip įdomiai. Pirmas angliškas leidimas 1983 metais, o bet kada lietuviškas neparašyta. Bet yra ženkliukas autoritetingas, reiškiasi, BBT ir čia apačiai parašyta Kaunas, Bombėjus, Los Andželas. Tai knygos kelias. Tai va tobulesnis. Gal kažkas pakomentuos. Gal kažkas pakomentuos, kokia čia istorija šitos knygos. Jo, labai įdomu, jei kažkas žino, tai pasidalinkit tikrai ir išsivadavimo beieškant, jeigu žinot, kas spausdino, kur spausdino, kada spausdino ir tobulesnis skonis, irgi būtų tikrai, tikrai įdomu išgirsti. Apie visą šitą, tų senesnių baktų klausti, tikrai labai tokia įdomu kolekcinė tokia egzemplioriai, tai verta tose senų knygų kartais knygynuose apsilankyti ir paieškoti. Verta. Ir šiaip aš tai ir Vinted būna nusiperku ir sena.lt yra, aš tikrai dažnai įvedu tiesiog Prabhupada arba Svami į tiesiog žodį ir pasižiūriu, kokios knygos yra dabar. Ir ten tikrai galima senų ir Gitu nusipirkti, senų ir Bhagavatam ir tiesiog įdomu tiesiog turėti arba kažkas neranda ten naujų, tai tikrai yra, ta prasme, tų senų knygučių. Tai va, o klausyk, aš tavęs, žinai, ko norėjau paklausti, tu labai daug įrašinėjai pokalbių su Rababadra Prabhu ir jo žmona Ratipadė, ar nematai, čia yra atsvardas. Tai gal tu pasidalinsi kažkokiu, nežinau, kažką tokiu, ką įdomaus jie papasako iš tų senų laikų, žinai, lietuviškų ten knygų spausdinimo, vertimų, nežinau, kažką tokią. Aišku, dabar šiek tiek gal taip jau sunku atsiminti, aišku, tos pokalbės aš paskui transkribuosiu, tai bus jie, bet pasakoja, kad iš tikrųjų dabartinis lietuviškas BBT, tai iš tikrųjų yra dėka Šanto Maharadž. Dėl to, kad vienu momentu buvo aktyviau verčiama, paskui buvo kaip ir sustojęs tas visas vertimas, spausdinimas, bet Šanto Maharadžas pasakė, kad būtinai reikia tęsti lietuviškai ir lietuviškai toliau versti ir spausdinti Šilos Prabhupados knygas. Tai čia yra labai labai didelis Šanto Maharadžo indėlis, kad viskas toliau vyko ir paskui, kai jau po jo, kai jis jau tą davė tokį kaip ir nurodymą, po to niekada ir nebesustoja tas knygų, nei vertimas, nei spausdinimas. Tai ir iki šiol sėkmingai tikrai tie projektai vyksta. Gal dabar tu irgi paminėsi šiuo metu, kuo užsiema BBT Lietuvos? Gal kažkokie projektai dar be knygų mugės, kas dar ten vyksta? Yra. Tai vienas iš projektų yra knygų sandėlio statyba, tai reikia surinkti 20 000, mes kažkiek surinkom per vasaros festivalį, bet nedaug. Ir Čaritamrita yra, kaip sakyti, jau galutinai vertimai, redagavimai baigti, pirmos 2 knygos ir jau būtų galima spausdinti, bet mes irgi trūkstam lėšų. Tai irgi ieškom, kas galėtų paremti čia tą knygų spausdinimą lietuvišką, kad, tiesiog padėtų. Tiesiog padėtų mums. Tai būtų. Tai 2 tokie projektai vyksta. Jo, tai 2 pagrindiniai. Čaritamrita, pirmos 2 knygos, sandėlio statyba, nes reikia knygoms jo sandėlio. Ir knygų mugė artėjanti. Nes kartais taip atrodyti, kad tos knygos tiesiog yra, jos ten kažkaip šventykloje atsiranda, kažkas jas iš dangaus išverčia, atspausdina, atveža, platina. Tiesiog labai kartais sunku suvokti, kad kiek visko slypi už to, kiek darbo, kiek žmonių, kokias didelės komandas tą visą daro. Taip, koks pasiaukojimas, ta prasme, aplamai kažkokį darbą, žinai, taip daryti 30+ metų. Aš galvoju, my god, mums dabar ne virš 30 yra, kažką mes ten darom, bent 20 metų, žinai, non-stop, nėra tokio dalyko. O čia žmonės, visiškai atsidėję šitam reikalui, knygų leidimui, ta prasme, vertimams, tie visi vertėjai, kurie verčia ir kas redaguoja, žinai, čia, nežinau, čia tikrai žemai lenktis jiems ir 100 kartų dėkoti ir nežinau, mes amžinai liekam jiems skolingi, amžinai, nes nežinau, kas dar apsimtų tokią nelengvą dalę, tokią nelengvą tarnystę su vertimais.
Tikrai. Ir Lietuva tikrai ypatinga tarp tų mažų šalių, kad mes tiek daug turim išverstų. Tikrai, kai pasiklausykit, Latvijai ten tik tai keletas knygučių, Šrimad Bhagavatam, ar ten tik tai 3-4 jie tik tai turi labai Lietuvos atstovę. Mes labai daug turim mažų knygučių Prabhupados išverstų, labai daug, mes turim visą Bhagavatam setą, kas čia kosmosas, ta prasme, tikrai nėra, kaip čia sakyti, daug tokių mažų šalių, kur savo kalba yra idėja, va, tokį didelį darbą ir išvertę visą Bhagavatam į savo kalbą, žinai. Ir dabar, jeigu dar Čaitanė Čaritamrita pasibaigs, tai čia bus, wow, aš nežinau. Tikrai Lietuva kažkokį turi ypatingą skonį, matai, tam bhakti keliui, mes aplamai tas visas slavų pasaulis, labai matyt, tas bhakti yra artimas kažkas yra, kad viduje širdys jaučia tokį prielankumą ir aš vis dažniau ir dažniau išgirstu gerų atsiliepimų iš kažkokių, vat, ar tais žymių žmonių, ar ten kažkur podcastuose, ar dar kažkur, kur visi pradeda priimti tą Hare Krishna pagaliau judėjimą, kuris ten, sakykime, tos Harinamas jis tiesiog tapo Vilniaus miesto dalimi ir niekas nebeįsivaizduoja švenčių be tų keistų žmonių vaikščiančių su vėliavom ir dainuojančių Hare Krishna. Tai kažkas tapo tokio savito ir kažkokiu Vilniaus veidu tam tikrą prasme. Viskas tvarkoj. Ačiū labai. Grįžom. Gerai, grįžom į eterį. Tai klausyk, bet tu esi, mačiau, užsidėjus ir gal pasakosi apie naują knygą Idradimno Svamio, kurio aš labai noriu įsigyti, nes ką tik pasirodė. Šiandien, man rodo, tik skelbimas atėjo, ne? Taip, tai aš labai noriu pasidalinti keletą naujų knygų, kurias Šilas Prabhupadas mokiniai arba mokiniai išleido. Ir iš tikrųjų Šila Prabhupada labai akcentavo tas, kad jūs turite irgi rašyti. Jis labai skatino savo mokinius rašyti, jis skatino rašyti Back to Godhead žurnalą straipsnius, jis skatino patiems ir knygas rašyti, jis tikrai visi yra Šilos Prabhupados palaiminimi, kad bhaktai tai darytų. Tai dabar pasidalinsiu keletą, tokių naujienų, bus tokia nedidelė reklama. Tai vėl pasidalinsiu. Labai aš jau noriu. Taip, sekundėlę. Tai čia šios dienos didžiausia naujiena yra va šita nauja Idradimno Svamio knyga. Nuostabi. Tai manau, kad čia gali būti, kad sumušta rekordus. Jinai labai ilgai laukta. Matom, yra Jay Shetty irgi komentaras, kaip ir irgi parekomenduos. Kažką dar girdėjai apie šitą knygą? Aš tik tiesiog šiandien pamačiau tai tiesiog. Aš tikrai nieko negirdėjau, bet aš turiu irgi tokį autentišką lietuvišką vertimą Idradimno Svamio vieną dalį, reiškiasi, Keliaujantis vienuolis knygą, kuri man labai paliko didžiulį įspūdį. Ir jo istorijos yra ten tokios transcendentinės, ten taip įkvepia. Žinai, jeigu kažkam trūksta tikėjimo, bet kokiu dvasiniu keliu, kokiu eini, žinai, ten ar krikščionis, nesvarbu, bet kokiu tu šiandien eini keliu, verta paskaityti Idradimną Svamį, jis tikrai įkvėps bet kuriam tikėjimui, kuriuo tu eini, arba bet kokio dvasinio keliu, kurį tu propaguoji. Jis toks įkvėpiantis, jis toks, wow, žinokit, wow, aš šitos knygos nežinau, burkimės, pirkim kartu ten kokį dėžę platinimui. Būtinai, tai va, nuostabi žinia apie šitą knygą. Taip pat dabar išėjo nauja knyga Vaišešekos Prabhu, vadinasi The Four Questions. Okay. Irgi kitas Šila Prabhupados mokinys apie tiesiog, iš viso kokius reikia užduoti tos klausimus, kokie yra tie pagrindiniai 4 klausimai, kuriuos kiekvienas žmogus šiame gyvenime savo turi užduoti. Ir jisai, aš jau interviu su juo, tarsi sakė, kad labai dažnai žmonės tos klausimus pradeda užduoti beveik, kai jie yra vos ne mirties patale. O iš tikrųjų mes turim jau dabar savo užduoti tuos 4 pagrindinius klausimus ir kokie tie klausimai, kaip juos užduoti. Bus viskas atskleista va šitoje knygoje, kur irgi galima nusipirkti tą knygą per Amazoną, arba tiesiog čia parašyti, yra per Apple iBooks ir panašiai. Tai va, nauja knyga, labai irgi mano svajonė ją įsigyti, būtinai įsitrauksiu į tą sąrašą knygų, kurias noriu įsigyti. O klausyk, aš tas norėjau paklausti, tu kad nors per kitos PDF knygos, elektroninius variantus? Ne, aš mėgstu nusipirkti popierinį variantą visą laiką. Aš irgi, žinau, kad niekad nesupirkus, nors žiūriu visą laiką, ar Amazonas, ar kiti, bet visada siūlo iš tikrųjų. Kas turi skaityklas, galbūt, bet jeigu neturi tos skaityklas, kur ten imituoja popierių, tada, nėra labai smagu skaityti, bent jau man. Okay. Bet ir šiaip man tas, vien kad čiupinėta tikrą knygą, vis tiek. Ne, tai man tai irgi, man aplamai tas knygų, aš tai nežinau, aš galėčiau vien knygas pirkti.
Aš į knygynus dabar net nebevaikštų, kad nebepirkti knygų. Nes man aplamai, ir nebūtinai tos ir dvasinė literatūra, bet būna ten kažkokių poezijos rinkiniai, būna kažkokie nuotraukų albumai, arba ten susiję kažkas su gamta, kažkokie pažinimo atlasai, labai įdomių, visokių būna. Nes kai, aišku, dvasinė literatūra, tai aplamai žinai, bet bet knygos tai tikrai toks vienas iš mano silpnybių yra, kur labai mėgstu turėti, jų turiu labai daug. Ir dar viena. O, kas čia? From Punk to Monk, tai yra biografija Ray Raghunath Kappa, jis yra vienas iš hosto podcast'o Wisdom of Sages. Ir jis beveik 4 metus rašė šitą knygą. Ir ką jisai sakė, kad vis tiek ta knyga, kuri tokia pati pasaulyje populiariausia, yra Raghunatas Swamio kelionė namo. Ir Raghunatas Swamis, jisai nuo pat vaikystės jau buvo praktiškai šventasis. Ta prasme, jisai ten, kai jis jau pradėjo tą dvasinę kelionę, jisai ten, pavyzdžiui, gyvendavo mėnesį kažkokiuose olose, jis ten ir Vrindavane gyveno ir susitiko su šventais. Jo tas kelias buvo labai išaukštintas. O jisai, Raghunath Kappa sako, mano kelias visiškai nebuvo išaukštintas, jis buvo sunkus, jis buvo purvinas, jis buvo klaidus. Tai, sako, aš noriu, kad ir paskaitytų paprasti žmonės va tokią knygą, tą jo kelią, kad šiek tiek nusiramintų, kad nebūtinai tas mūsų visų kelias turi būti toks išaukštintas, kaip va tų ypatingų asmenybių. Tai jisai rašo plus labai šmaikščiai, labai stilius. Aš tik tai klausiausi podcast'ą, kur buvo tam tikros ištraukos skaitomas, bet aš tą knygą irgi netrukus užsisakinėsiu. Tai irgi mano sąraše, kurią aš tikrai 100% pirksiu. Aha, gerai. Geras, šiaip labai daug gerų naujų knygų, atėjusi. Labai. Tai va tikrai irgi labai rekomenduoju, per Amazoną galima užsisakyti. Ir labai tinka šitą knygą jaunimui. Tai va jeigu turite kažkokio jaunimo, paauglių, pažįstamų, ten gal baktų vaikai, jaunimas paaugliai, visiems labai patiks šitą knygą. Tokiu dideliu. Jinai didelė, šiaip stora, nežinai? Bet nežinau. Kiek didelė. Įdomu, kiek puslapį, žinai, ar labai ten kokie 400 ten, ar ten tokie 100 kažkas, žinai. Nesvarbu. Geras naujienas. Ir rekomenduoju Amazonas kartu su Journey Home. Tai sakyčiau, labai būtų gerai abidvės perskaityti. Tai va. Ir dar yra viena knyga, Aindros Prabhu biografija. Bet jinai tokia praeitais metais pasirodžiusi, man atrodo, ne 23. Aš ją turiu, bet neperskaičiau dar. Taip, aš irgi ją jau turiu įsigijus, bet jinai dar irgi stoja pas mane, laukia savo eilės būti perskaityta, tai irgi Kirtan Revolution. Kas yra įdomu apie šitą knygą? Aindra Prabhu dažnai jo vykdavo tokias namahatos pas jį kambarį. Ir jis kartais sakydavo, prašau, tai yra asmeninės tokios namahatos, prašau, nieks neįrašinėkit, niekur nesidalinkit, tai maždaug yra mūsų, tokie intimus tiesiog bhakti pokalbiai. Tačiau bhakti vis tiek įrašinėdavo, daug tokių slaptų pokalbių yra šitoje knygoje. Kaip įdomu. Toks irgi kabliukas ją įsigyti ir paskaityti. Aš irgi Vrindavane nusipirkau, parsivežiau ir jinai taip kažkaip, aš buvau sudvėjojus, ar jinai... Nežinau, kažkaip, tokia, jinai man ir didelė, aš tokia prisibijau iš tikrųjų didelių knygų. Man labiau patinka skaityti mažutės, nes aš lėta skaitytoja esu. Bet kai vežiau iš oro uosto Odžės Prabhu su žmona, kaip tik kalbėjom su juo apie tą knygą Aindros ir klausiu, sakau, o kaip jums, nes Odžės Prabhu jis yra mokinys Aindros ir tikrai daug laiko praleidę su Aindra Prabhu. Ir jisai labai gyrė šitą knygą ir sako, vau, sako, aš stebiuosi kaip bhakti ir ta prasme ir pasiekė tokią informaciją ir viską taip sudėjo gražiai ir taip vientisai. Ir žodžiu, Odžės Prabhu labai rekomendavo paskaityti, kad įsikvėpti nuo šitos asmenybės, o apie šitą asmenybę Indra Prabhu ir kad jį labiau suprasti, įsigilinti ir vienu žodžiu. Tikrai tokia gerą rekomendaciją padarė, tai aš irgi ją į paviršių išsitraukiu, nes jinai buvo taip giliau užkišta. Tai irgi laukia eilės, bet dabar pradžiai, sakau, mes su Kalindi norim pabaigti skaityti Bhagavad Gitą naują. Su nauju, kaip naują, tiesiog su tuo vertimu, bet sakau, mums labai gerai skaitosi, mums super patinka.
Ir tada jo ir keliausiu kažkaip į Lilamritą ir tuo pačiu Indrę Prabu. Nes aš mėgstu vienu kartu ne vieną knygą skaityti. Tu skaitai irgi keletą knygų, ne vienu metu, ar ne? Nu, taip, nors iš tikrųjų dabar ne. Dabar pradėjau skaityti vienu metu maksimum 2 knygas. Nes tiesiog Okay. tada labai man patinka įsigilinti ir patinka, kai skaičiau Šilas Prabhupados Lilamritą, tai tiesiog atrodo, tu gyveni tuo, kas ten vyksta ir tiesiog nesinori kažkur blaškytis, maišytis. Tai dar noriu tavęs paklausti vieną klausimą. Ar tu žinai, ar lietuviai mūsų bhaktai yra patys išleidę kažkokių knygų, kur būtų lietuvis autorius? Tai Anantara Prabhu turi 2 knygas savo. Jisai yra išleidęs. Ir dabar galvoju, Devaki Matadži, mūsų dailininkė. Aš žinau, kad su jos piešiniais buvo išleista knyga, bet jau čia gerokai seniau. Tikrai seniau. Krishnas Book buvo išleistas. Man rodos, kad netgi gal pats Indradimnas Vamis ir inicijavo tą leidybą šitos knygos. Ir ten visi sudėti jos piešiniai. Bhavananda Rai Prabhu, man rodos, turi vieną kopiją šitos knygos. Vedika, tai Jašoda Priti iš Kelmės, taip pat yra išleidus. Aš parodysiu, nes aš nusipirkau. Dabar tu priminė, iš tikrųjų, lietuviai yra išleidę. Tuoj ateinu. Gerai. Labai įdomu iš tikrųjų, irgi tiesiog taip, kad ir lietuviai pamėgintų tas knygas leisti, dar nėra daug, bet jau randasi, nes vis tiek tą kartą auga, tai mums jaunimui labai įdomu, aišku, būtų tikrai paskaityti ir prisidėti prie tos leidybos. Tai vadinasi Kalija, čia yra vaikiška knygutė, bet kas yra įdomu, čia piešinėliai yra, visi piešiniai padaryti Devakės Matadži, tai praktiškai ir parašyta atrodo kaip ranka. Tai labai įdomi, tokia, aš nusipirkau, kai buvau Kelmėje, festivalyje, ten knygas prekiavo. Ir tada mes turim Anuradą Matadži, kuri leidžia knygas irgi vaikams. Tai ten yra ir Bhagavad Gita, tokia labai gražiai, vaikams leidžia kažkaip lietuviai, mes vaikus labai orientuojam, matyt, suprantam, kad čia mūsų ateitis. O daugiau aš nežinau, pagalvok, ar dar kažkas yra išleidę. Vaikiškai yra. Yra kažkokia vienuolio knygelė, kažkaip upelis, vadinasi, lygtis. Tai čia yra Ananda Varmanas Vami. Jo, ir Ananda Varmanas Vamis rusų kalba yra dabar nauja knyga irgi išleidęs. Žodžiu, yra, po truputėlį leidžia. Truputėlį yra. Ir šiaip dar man aplamai gal faina, kad Lietuvoje irgi prasidėjo kažkoks truputėlį modernesnis judėjimas, nes dabar per festivalius gali matyti, kaip dainas dainuoja jau. Ne tik kirtanai, ne tik badžianai, bet taip kažkaip leidžia savo bhakti kurti dėl Krišnos. Poezijų, žiūrėk, Išvari Prema, kaip gražiai skaito, ne? Arba ir jos kūrybos dainos yra. Tada grupė Inkilai. Tokie irgi tos dainos tokios, žinai, apie karnaciją ten, man tai nerealiai, kad tas judėjimas jis toksai, kažkuria prasme modernėja. Aš nesakau, kad reikia keisti, žinai, Prabhupados judėjimą, bet kad, ta kūryba, jinai turi būti, nes iš tikrųjų Prabhupada, kaip ir tu sakei, jisai skatino, kas rašė rašyti, kas dainuoja dainuoti, tai prasme, kiekvienam būti savimi šitame judėjime. Ir jeigu tu esi rašytas, tai tu rašyk, ta prasme, nieko iš savęs netimk, tiesiog pridėk kažkur Krišną, ten gali būti slaptai, netiesiogiai, žinai, jeigu dainuoji, tai dainuok, bet dainuok, žinai, kad ten būtų kažkaip Krišnai skirta ir taip toliau. Vienu žodžiu, labai man fainam. Visi mūsų skaitė, kaip žiūrėk, pamokslauja fainai. Labai. Ir dabar šiaip socialinėse medijose irgi taip pradėjau stebėti, kad bhaktai irgi taip pradeda pamokslauti, tokiai platesniai auditorijai, tai labai smagu. Ir tikiuosi, tikrai ateityje dar ir tų knygelių naujų atsiras ir kad lietuviai gal irgi išdrys kažkokias gal savo istorijas papasakoti, tai tikėkimės, kad taip ir bus. Tai aš tai labai tikiuosi iš tikrųjų, kad kažkaip porą metų bėgė, iš tikrųjų tu atsidėsi tam projektui apie Šantą Maharadžą knygai. Kažkaip norėtųsi išvysti tokį, nes man irgi atrodo, tai buvo tokia ta prasme, toks mėnulis danguje mūsų Lietuvos, Šanta Maharadžas, toks ypatingas,
kuris tiek daug žmonių įkvėpė ir tiesiog uždegė juose Bachti visam gyvenimui. Ir aš tikrai, va, tie Bachti, kurie prisilietė prie jo yra artimiau, tai man teko tik matyti jį gyvai, bendrauti taip asmeniškai neteko, bet tiesiog dar jį gyvą esu tikrai mačiusi, gal ten kažką nedaug pakalbėjus, bet įspūdinga asmenybė, įspūdinga. Tai vat, jeigu tu apsiimsi, mes visi laiminam Vrinda Sundari tave, kad tu padarytum šitą darbą, tiesiog atsidėtum kažkaip jo ir parašytum, čia būtų, super būtų, tikrai. Tiesiog man ta mintis apie Šanto Maharadžos knygą, apie jį rašymą, kirba širdį jau apie 2 metus. Ir aš supratau, kad vienintelis būdas man nutildyti tą balsą iš širdies, kad, mes nieko neturime apie Šantą Maharadžą, aš tiesiog turiu tai padaryti. Jo, Nėra kito būdo užtildyti Paramatmą, tik tai klausyti ten, kur tave ir daryti tai, kur jinai veda. Taip, tikrai. Taip kaip aš visą laiką turėjau tą norą kažkaip kaupti, aš visą laiką tokia kaupikė visada, nuo mažens, gal tu mane atsimeni, aš tokia kaupikė esu. Man ten kažkokius daiktus išmesti jau taip yra sunku. Ir iš tikrųjų aš irgi, kažkaip irgi viešpats padėjo, kaip čia sakyti, panaudoti tą, kažkaip viešpačiui, žinai, tą kaupimą ir mes su Kalindi prie dabar, kai važiuojam kažkur, tai stengiamės, sutinkam Prabhupados mokinius ar ten kažkur, tai stengiamės kaupti dabar kažką apie Krišną sąmonę, apie Iskono judėjimą, žinai, ir tokią mintį kažkur toli padaryti tokį mini muziejų, arba ne mini muziejų, kažkada atidaryti Iskono muziejų Vilniuje su visokiais įvairiausiais daiktais. Tai mums tai ten, dabar turim vieną Šilos Prabhupados mokinio piešinį, kuris yra nupiešęs, tai jau pas mus spintoje, jisai saugomas kaip tokia relikvija ir nuotrauką ten padarėm su to mokiniu, kad tikrai čia jisai piešia, žinai, rankoje laiko ir taip pat Šantą Maharadžą daiktų turi taip pat pas mus atkeliauti, tai Sanjasis kepurėlė ir batai jo. Tai, ir po truputėlį, žinai, kažkaip tas svajonės apildosi. Tai aš manau, irgi jeigu tu taip meditavai ir taip atsitiko, kad šį festivalį mes buvom toj BBT, žinai, palapiniai ir kaip tik atvažiavo vertėjai ir, ta prasme, tu viską įrašėjai, ir jie kalbėjosi, žinai, ir jie taip nori kalbėsi. Man tai buvo gera, tiesiog, aš nežinau, man šitas festivalis tokį paliko neišdildomą įspūdį, neišdildomą. Turbūt pirmas festivalis, kur aš nežinau, kaip ant sparnų. Vis dar gyvenu festivaliu tam tikrą prasme. Labai, iš tikrųjų, be galo ypatingas festivalis. Ja. Ir tikiuosi jo, kad su visais Bhaktų palaiminimais kažkaip per keletą metų pavyks įgyvendinti. Tai kas žiūrit, rašykit komentarus, palaiminimus Vrindai Sundari, kad jinai tikrai imtųsi šito darbo, nes aš žinau, kad sunkiausia yra imtis, nes paskui kai pradedi, tai įsibėgėja kažkaip, atsiranda pagreitis. Tai vienu žodžiu, jo, mes tau linkim kažkokią prasme prisėsti ir pradėti tą. Dabar yra planas tiesiog iki naujų metų pamėginti išleisti, dar savo mokslą esu mokytojai pažadėjus išleisti 2 knygutes jo, tai vieną knygutę noriu iki naujų metų išleisti, dabar koncentruosiuosi į tai, iki jo atvažiavimo, kad galbūt pavyks, nežinau, ar pavyks ar ne, tada dar vieną nedidelę knygutę, ir tada jau imsiuosi rimčiau šitos Šanto Maharadžo temos ir, čia bus jau toks didelis projektas, bet tikrai laukiu su džiugesiu, tikiuosi, viskas pavyks. Jo, tikrai turėtų pavykti. Aš matau, kad mes abi esam pastrigusios dabar ekrane. Tai žiūrėk, mums liko 1 minutė, tai Vrinda Sundari gal tada ta džiugia gaida apie tai, kad vyksta knygų platinimas ir Prabhupada turėtų džiaugtis, vyksta knygų rašymas, nes tiek Lietuva, tiek viso pasaulio Bhaktai daugybę knygų rašo, mes galim ir užbaigti, manau, šitą podcastą. Jeigu nori dar kažką gali pridėti, man buvo labai šiandien smagu pakalbėti, nes knygos tikrai įkvepia. Taip, tai aš dar tokią turiu skelbimą pabaigai. Aš labai kviečiu visą, ne tik jaunimą, bet ir visus Bhaktus pradėti skaityti kiekvieną dieną. Tai yra labai nuostabi tarnystė, iš tikrųjų, skaityti Šilos Prabhupados knygas kiekvieną dieną. Ir aš norėčiau paskelbti tokią akciją. Tiesiog, kad jūs užsibrėžtumėte nuo kažkokios dienos, gali būti nuo rytojaus, nuo kitos savaitės, pasidarytumėte štai tokiam kaip ir kalendoriuką, va čia yra jisai mano, kiekvieną dieną skaitytumėte. Šiuo metu aš jau greit pasieksiu 200 dienų. Va tokio kalendoriuką pasidarykit, kiekvieną dieną skaitykite visus metus ir jeigu jūs už metų laiko
tikrai kiekvieną dieną skaitysite ir atsiūsite man nuotrauką su savo kalendoriuku užbraukytų visų metų, aš jums padovanosiu ypatingą baktį, su baktu susiję dovaną. Tai bus viena iš knygų, kurias mes šiandien rodėme. Tai vat labai kviečiu prisijungti prieš tai tokio skaitimo. Vau, kaip fainiai. Labai fainiai. Visiems tada gražios dienos. Hare Krishna. Hari bol, sesė, Hari bol. Faina buvo šiandien labai pakalbėti su tavim. Gera tema. Iki. Iki.